Projektas Kviečiu šokti pažadinta aistra tapo pranašišku Donatui ir Rasai. Šokių partneriai šią savaitę viešai prisipažino, esantys pora ne tik ant parketo. Byranti Donato santuoka ir iširusios Rasos sužadėtuvės iš esmės pakeitė ne tik jų, bet ir artimųjų gyvenimus. Galbūt aš iš vienos pusės taip pasielgiau egoistiškai, bet aš visą laiką esu tos nuomonės, kad žmonės gyvenantis dėl vaikų ar dėl kažko kito, dėl pinigų, nežinau, N dalykų galima surasti ar ne, o ne dėl vienas kito, tai sukelia dar didesnių problemų, dar daugiau streso ir įtampos šeimoje. Todėl tai buvo vienintelis kelias. Su žmona Daine 13 metų kartu gyvenęs ir 2 metukų dukrytę auginantis Donatas tikino ne kartą bandęs gelbėti griūvančią santuoką. Viskas galutinai išsisprendė sutikus Rasą. Man pačiam tai buvo labai netikėta ir aš labai ilgai stengiausi su to tvarkytis. Pats savęs klausinėjau, kas čia, kada tai praeis, kiek čia galima, nesąmonė, bet nepraėjo. Tiesa, kol kas džiaugsmą dėl naujai užgimusios meilės apkartina smerkiančios aplinkinių kalbos ir kaltės jausmas. Aš jaučiuosi kaltas. Iš tikrųjų jaučiuosi kaltas, kad įskaudinau labai daug žmonių. Pirmiausia, Dainę. Ir labai noriu atsiprašyti jos. Nežinau, kiek tai pakeistų. Turbūt nieko nepakeistas mano atsiprašymas, bet aš labai nuoširdžiai atsiprašau jos už tai, kiek jai teko iškentėti. Ir jos tėvų, ir visų artimųjų, savo šeimos galų gale. Donatas supranta, kad niekšų ir šeimos ardytojos etiketės šį vakarą gali nulemti jų poros likimą projekte. Tačiau net rizikuodamas būti nušvilptas, Donatas tikino pasielgęs taip, kaip liepia širdis. Toliau slėpti jausmų jis nebegalėjo.